To, Labas vakaras. taigi, Robertas Karvauskas, nepriklausomos pastatų šiltinimo ir šilumos išsaugojimo pastatuose ekspertas konsultantas. Dirbu su portalu Ekspertai LT ir tiesiog matau jūsų paklausimą. Jūs davėt paklausimą dėl namo šiltinimo, tiesa? Tai noriu iš karto pasakyti, kad esu ne rangovas, joks medžiagų pardavėjas ar dar kažkas, tiesiog esu ekspertas, konsultantas ir pagal sutartį su portalu Ekspertai LT padedu žmonėms susigaudyti, kaip mažiausiai išlaidų daryti, ekonomiškiausiais būdais išsaugoti daugiausiai šilumos pastatuose. Tai mano vardas Robertas, kaip jūs kreiptis? Kristina, Malonu, Kristina. Kristina, sakykit, jūs rūpinsitės savo namu, su jumis kalbėt konkrečiai dabar. Tai tvarkoj. Tai dabar žiūrėkit, Kristina, jūs klausėt, kaip rekomenduotumėte apšiltinti rąstinį namą su apvaliais rąstais iš vidaus pusės. Pirmiausiai, norint pradėti investuoti lėšas į namo kažkokį tai pakeitimą, reikia žinot, ko mes norim, ką mes norim pakeisti. Tai tada reikia pradėti iš karto nuo problemos, kas mus netenkina. Tai, Kristina, sakykit, kas jūs netenkina jūsų name, ką jūs norėtumėte išspręsti investuodami savo pinigus? Tai reiškia, norit pagerinti savo namo ekonomiškumą, taip? Kuo pasireiškia dabar jūsų, sakykime, diskomfortas? Tik tai tuo, kad yra daug pinigų sunaudojama šildymui, ar yra dar kažkokie tai ir jutiminiai, sakykime, rezultatai, kad jūs netenkina kažkas, skersvėjai, praputimai, dar kažkas? neblogai izoliuota, yra trečias aukštas, yra pilnai rąstiniai. Dėl tos priežasties susidaro didelis skirtumas tarp aukštų dėl skirtingų varžų. Tai norėtųsi jas suvienodinti, nes tas skirtumas yra juntamas ir jis nėra malonus. Supratau, Kristina. Labiausiai tas. Supratau, tai dabar jūs pasidarėte tokias išvadas, kad pirmas aukštas, kadangi mūrinis, tai jis turėtų būti jau ten geresnis ir jūs paminėjot žodį varžos, ar ne? Ir žmonės dažniausiai orientuojasi ir galvoja, kad šilumos išsaugojimą lemia šiltinimo medžiagos storis, tai yra varža kažkokia tai. Iš Na, tikrųjų, turbūt tai jums pasakyti. supratau. Mhm. Temperatūros nukritimas visada yra mažesnis 2-3 kartus negu kitose aukštuose. Tai norėtųsi turėti panašesnę situaciją. Mažiau Suprantam. Tai dabar supraskim taip, pirmiausiai, kad jūs savo pinigus investuojate į kūrą, kūrų šildot šildymo prietaisais šiltą orą viduje, jūs sušildot orą. Fizika labai prasta. Šiltas oras kyla į viršų, pirmiausiai remiasi į viršutinės atitvaras. Ir viskas pirmiausiai priklauso nuo to, kiek šiltas oras atsirėmęs į viršutinę atitvarą ras plyšių plyšelių, per kur pabėgti. Nes 4/5 šilumos nuostolių yra lemiami to, kad šiltas oras nespėja atiduoti savo šilumos niekam, o per nesandarumus pats į lauką pabėga su visais jūsų į šilumą investuotais pinigais. Ar jūs pabandėt pasidaryti namo sandarumo testą? Aha, tai čia yra speciali technologija, kada slėgis viduje padaromas skirtingas nuo slėgio išorėje ir tada labai akivaizdžiai matosi, kada oras, pavyzdžiui, iš lauko šaltas oras juda į patalpos vidų, tai patalpos viduje su termovizorium labai aiškiai fiksuojami šalto oro srautai, kur atsirado šaltesnė temperatūra. Tai yra labai nesudėtingai padaroma, sandarumo testas nėra labai brangi procedūra, ten 200-300 eurų ir jūs turėsit pilną diagnozę ir 4/5 nuostolių jums bus akivaizdus tiesiog, kur šiltas oras, jūsų pinigai sušildytas, lengvai pabėga. Tada jūs galite šiltinti kiek tik tai norit, bet jeigu sandarumo ten, kur daugiausiai pabėga, neužtikrinsit, tai tas šiltas oras taip ir bėgs toliau. Sienas galima apšiltinti tobulai, o jeigu lubos kiauros, nuo to šilčiau jums nepasidarys.
Tai va tuos principus pritaikius, jūs galit kur kas racionaliau investuoti savo lėšas ir spręs pirmiausiai didžiausias problemas, kurios duos jums didžiausią gražą. Tačiau žmonės kažkaip tai užsiciklinė ir galvoja, va tokią nuostatą turi, kad namas visų pirma yra sienos. Ir kalba būtent apie to, kokios sienos. Esu įsitikinusi, kad didžiausia problema pirmoji vietoje pas mus yra langų apšiltinimas, per plono stiklo paketas ir prastos kokybės durys. Bet šičia, kaip pasakyti, nereikia eksperto, ar ne, kad šitą dalyką pasakytų, arba nereikia ekspertų tam, kad įsivertinti, kiek kainuoja pasikeisti langus ir duris arba jų apšiltinimo kraštą, nes tai yra pakankamai elementarus dalykas, nesudėtingas ir tam nereikia labai įžvalgų didelių ir žinių. Aš tiesiog mąstau 2 žingsnius į priekį, kas jei aš susitvarkau langus, susitvarkau duris, jeigu reikalinga, susitvarkau stogą ir aš vis tiek matau, kad negavau norimo rezultato, tada aš svarstau 2 žingsnius į priekį, kad reiškia, tada aš turiu pereiti ant sienų ir aš iš anksto renkuosi informaciją, kad jeigu taip nutiks, ką reikės daryti su sienom ir kokios yra galimybės ir kokie yra variantai. Aš supratau jūsų mąstymą. Dabar, Kristina, aš truputėlį pakoreguosiu taip. Paprasčiausiai fizika rodo, kad pirmas prioritetas jūsų šilumos išsaugojime pastate yra viršutinė konstrukcija. Kadangi šiltas oras pasikels į viršų, aš nežinau, ar stogas, ar ne, tai, kas šildomas patalpas atriboja nuo šaltumo. Jeigu pas jūs yra viršutinio aukšto, sakykime, dar yra šalta patalpa, nekūrenama, palėpė kokia nors, tai reiškia, tai jeigu stogas tarnauja kaip lubos, reiškia bus stogas. Tai pirmas prioritetas. Jūs dabar paminėjot, kad pirmu prioritetu jūs laiko duris ir langus. Tai galiu pasakyti, pirmas prioritetas vis tik yra viršutinė konstrukcija. Tik tada, kada šiltas oras atsirems ir neras plyšelių, kur pabėgti, jis pradės kauptis. Ir antroje vietoje jisai remsis pirmiausiai į sienas. Todėl sienos yra antras prioritetas. Taip, durys ir langai gali būti kiauresni negu sienos, bet sienų plotas kur kas didesnis ir sienas sutvarkius, tai yra antras prioritetas, kur daugiausiai gali sutaupyti šilumos ir savo pinigų. Trečias prioritetas jau yra durys ir langai. Ir ne tai, kad jie ten yra per, sakykime, per šalti stiklo paketas ar taip, tai yra dalis tiesos, bet pagrindas yra jų sandarumas. Ar jie sureguliuoti, ar jų neprapučia ir ar jie teisingai gerai įmontuoti per įmontavimą, ar nepučia. Va tie dalykai. Tai va durys ir langai yra tik trečias prioritetas. Ketvirtas yra grindys ir pamatai. Tai jeigu mes pradėsim nuo žemesnių prioritetų, mes galim neturėti jokių rezultatų iš to. Nes jeigu didžioji dalis vis tik keliauja per viršų arba ten viršutinė sienų dalis kažkur susijungimas su perdanga yra nesandaru, tokiu atveju nieko mes nelaimėsim iš to. Vis tiek ta šiluma eis per ten. Tai va, į tą dalyką reikia mums atkreipti dėmesį dabar. Pirmiausiai. Aš planuoju išsinuomoti infraraudonųjų šitą kamerą ir pasižiūrėti, ką jinai rodys. Va, ir dažnai šitaip žmonės masto ir ką jūs gausit? Jūs gausit temperatūrą ant paviršių. Temperatūra ant paviršių parodo jums tik tai, kiek kondukcinės šilumos išeina. Tai yra 1/5 realiai rezultato. Nes tiek, kiek oras prisiglaudęs sugeba atiduoti savo temperatūrą konstrukcijoms, tai yra tas oras, kuris nespėja pabėgti. Bet jeigu didžioji dalis oro pabėga, tokiu atveju jūs matysit tik tai labai nedidelę dalį, o pagrindinės dalies nepamatysit. Todėl sandarumo testas tai yra slėgių skirtumo padarimas tarp patalpų ir išorės. Ir tada pamatymas, per kur šaltas oras išretinus patalpose, sakykime, slėgį, per kur jisai įeina. Visas skylės, visus plyšius jūs identifikuosit. Ir tada tai reikės juos sutvarkyti tam, kad be jūsų žinios, jūsų pinigai sušildytas oras niekada nuo jūsų nepabėgtų. O tada tik tai jau paskutiniai vietoj jūs pasižiūrėsit, ar neperšala kažkur tai, ar nėra šalčio tiltelių.
Šalčio tilteliai jie lemia labai nedidelę dalį šilumos nuostolių. Jie gali jums sudaryti tik tai ryškius nepatogumus, jeigu ten yra ryškiai šalta ir ant jų pradeda kondensuotis drėgmė ir veistis pelėsis. Va tada yra didelis diskomfortas ir, sakykime, alergenas toksai, tai jau tą reikia tvarkyti. Bet dažnai šalčio tilteliai jie būna, bet jie nepasireiškia, nes jie nėra per dideli ir tai nesudaro labai didelių problemų. O sandarumas sudaro esmę problemų 80%. Taigi Bet tai vien tik aš nelabai matau skirtumą tarp to, ar aš su termovizoriu matuosiu sudarydamas slėgį ar nesudarydamas. Sudarius slėgį aš tiesiog matysiu stipresnį vaizdą ir akivaizdesnį, bet jeigu... ne, aš jūs nutrauksiu Kodėl ne? truputėlį. O pažiūrėkit, taip, paprastas dalykas. Jeigu jūs šildot patalpas ir oras spaudžiasi į konstrukcijas, kada jisai oras spaudžiasi, jis randa kažkokį plyšį. Ir kada jisai eina laukant, tame plyšyje yra tokios pat temperatūros šiltas oras. Jūs iš vidaus matuojat su termovizorium ir mato tiek ant paviršių tą pačią šilumą, tiek toj pačioj skylėj mato tą pačią šilumą. Ir jūs tiesiog termovizorius jums neparodo, kad ten yra šalčio kanalas. Bet kada jūs... Gali tai plyšio iššildyti, kai yra laukia minusinė Nu, temperatūra. minutėlė, pagalvokit, Kristina. Logiška būtų, bet prie minusinės tai nelogiška. Negali tiek iššilti, jeigu yra plyšys. Miela Nesvarbu, Kristina, kad ir miniatiūrinis. paklausykit manęs, prašau. Gerai, klausau. Paprastas dalykas, juk šiltas oras visada spaudžiasi į atitvaras. Jis plečiasi ir jos slėgis į atitvaras yra didesnis negu iš lauko šaltas oras. Todėl, kada oras eina nuolatos laukant per tą plyšį, tai tame plyšyje yra to oro temperatūra. Ten tos temperatūros oras užpildęs tą plyšį. Todėl termovizinė kamera, jinai rodo tik tai tuo momentu ten, kokia temperatūra yra. Tai tiesiog tame plyšyje bus tas pats šiltas oras bėgantis laukan. Ir temperatūros nematysit skirtumų. Va kada jūs Kad termovizorius iš vis turėtų neparodyti nieko, turėtų visur rodyti, kad yra šilta, bet taip nebūna. termovizorius rodo paviršiaus temperatūrą. Jis rodo paviršiaus temperatūrą. Tai natūralu, jeigu jums, sakykime, statiškai iš išorės kažkokia konstrukcijos dalis atšala ir nėra šilumos izoliacijos, tai ant paviršiaus bus vėsesnė temperatūra. Taip, prie tos pačios oro temperatūros viduje paviršius bus šaltesnis. Bet toje skylėje, kada oras eina laukan tiesiogiai, jis stumia tą šaltą orą laukan. Ir šaltas oras negali prieiti ir viską užpildęs yra šiltas oras. Čia yra paprasta elementari fizika ir tikrai sandarumo testas, jis ir skirtas parodyti, kur jūsų pinigai sušildytas oras tiesiogiai nespėdamas atiduoti niekam savo šilumos, pabėga į lauką kiaurai. O šalčio tiltelius, kur rodo paprasta termovizinė kamera, jinai rodo tik tai, kiek prisiglaudęs šiltas oras atiduoda savo temperatūros per prisiglaudimą. Tai yra daug lėtesnis procesas ir daug mažiau lemiantis šilumos nuostolių. Štai čia yra jau dabar, kodėl sandarumą įvedė statybinėse normose ir yra reikalavimai sandarumo būtent. Todėl, kad tai jau suprato specialistai, kur anksčiau ignoravo šitos dalykus, dabar jau suprato, kad sandarumas lemia didžiąją dalį šilumos nuostolių. Tai va, sandarumo testą būtina pasidaryti pirmiausiai ir pradėti investiciją nuo šitų didžiausių nuostolių sustabdymo. O toliau tada jau galima žiūrėti ir sekančius dalykus. Tai va, viską reikėtų eiti iš eilės tam, kad nedaryt klaidų ir pasižiūrėti ir sustot toje vietoje, kur jums bus pakankamai. Galima idealiai daryti viską, bet ar to reikia? Ar reikia jums tiek įdėti savo laiko, pinigų, nervų, rūpesčių ir taip toliau, jeigu jums pakaktų ir pusės rezultatų. Žmogus sako, man viskas, man gerai, man komfortiška, man užtenka. Nors yra dar galimybė dar ten keliais procentais padidinti tą ekonomiškumą namų, bet kam to reikia?
Tai jau Nu, sako, apie tai niekas ir nekalba. nu va, tai už tai aš ir sakau, kad pradėkim nuo tų didžiausių nuostolių ir žiūrėkim, tiesiog žiūrėkim, gyvenkim ir matykim, kaip mums jaučiasi tame name. Jeigu pasiekit komforto savo pasitenkinimo tą tašką, viskas, tada užtenka toliau. Galbūt jums nereiks netgi keisti pačių langų. Jeigu to pakaks pilniausiai, jeigu jūs padarysit sandarumą, sakykime, ten į montavimo visas siūlės sutvarkysit, langus sureguliuosit, nu, galima juos pakeisti, bet ar būtinai Aš juk reikia? tai neplanuoju. Nu, Aš va, tai čia jūs planuoju spręskit patys. tarpus susitvarkyti. Aš tik kalbu Nes, būtent apie tai, kad būtų racionalu, kad žmogus nešvaistytų pinigų. Ir tiesiog jam padedu susigaudyti. O jūs jau priimsit sprendimus patys, nes aš niekada už žmogų nepriiminėjau sprendimų, aš mokau jį suprast principus ir išmokt priimti sprendimus patiems. supratau. Tai va, dabar toliau, ką aš galiu iš savo pusės jums pasiūlyti ir kuo pagelbėti. Tai vienas Taip. dalykas, aš galiu jums duoti duomenį žmogaus, kuris daro sandarumo testus tikrai labai kvalifikuotai ir išsiskiria tuo, kad jis ne tik parodo problemas, daro ir fizinę nuotrauką, daro ir termovizinę nuotrauką, parodo labai aiškiai tašką, parodo problemos dydį ir parodo ne tik tai pačią problemą, bet ir duoda konkrečius sprendimus, kokiais pigiausiais, ekonomiškiausiais būdais, kokias medžiagas naudojant, galima tai išspręsti. Tai va, šitą galiu parekomenduoti, jeigu norit. Galiu pasakyti telefoną. Ar jūs tai domina, ar ne? Sakykit, blogiau nebus. Tai bus 8, nu, pirmiausia, 0 dabar jau reikia sakyti, ar ne? Tai Taip. 0686 78060. Vardas Gerai. Egidijus, kreipkitės, tikrai padės. Pasakykit, kad nuo Roberto, tai tikrai ten susiderinsit ir dėl kainų, ir dėl terminų, dėl visko. Antras dalykas, ką iš savo pusės galiu jums pasiūlyti, tai kadangi aš jau virš 30 metų analizuoju visus šitos dalykus, dirbu kaip ekspertas, konsultantas, tai aš iš savo pusės visus niuansus, kurie būtinai reikalingi tam, kad namas tikrai būtų šiltas, ekonomiškas ir nebrangiai, nedarant klaidų tai padaryti, sudėjau į labai stiprų seminarą, kurį ir pavadinau Šiuolaikinis, modernus, ekonomiškas, šiltas ir nebrangus namas, kaip nesuklysti. Tai šito seminaro vaizdo įrašą aš tikrai rekomenduoju žmonėms įsigyti, jis yra mano svetainėje, kuri vadinasi sandarusnamas.lt. Tai va šitas žinių kompleksas, jo kaina yra 57 euriukai, bet renovuojant namą šitokie pinigai iš tikrųjų tai nėra dideli, bet jie duoda galimybę išvengti klaidų, kurios kainuoja iki 100 kartų ir daugiau, brangiau negu šitos žinios pačios. Tuo labiau, aš tiek garantuota šitomis žiniomis, jos yra taip patikrintos, kad jeigu jūs 5 dienų bėgiai įsigiję šitą įrašą, peržiūrėję jį, nuspręsit, kad jis jums nenaudingas ir nereikalingas, tokiu atveju aš ne tik gražinu jums iš karto pinigus be jokių klausimų, bet plus pridedu 10% kaip kompensacija už sugaištą laiką ir sunaudotą energiją. Nes mano principas sako, kad žinios, kurias aš duodu, turi tarnauti žmonėms, turi taupyti jų pinigus. Tai jūs nerizikuojat nieko, tiesiog galit tuo pasinaudoti. Plius mano konsultacijos taip pat yra Sandarus namas LT, jūs rasit galimybę užsiregistruoti konsultacijai, konsultacijos taip pat nebrangios, valandą 70 euriukų, tai per pusvalandį mes galim detaliai pereiti visus jūsų namo mazgus, išsiaiškinti viską, video konsultacijai galit man parodyti kur kaip kas ir sudėlioti visą eiliškumą, nuo ko pradėti, kaip spręsti, tai galite tuo pasinaudoti. Bet čia jūsų pasirinkimas. Sakykit, prašau, jūs esate dirbęs namų statyboje? Aš esu dirbęs nuo 94 metų, kai pradėjau statyti namus, po to aš pamačiau, kad mes statom namus tikrai tvirtus, tikrai pakankamai, sakykime, stabilius, bet jau tiek neekonomiškus, kad man pasidarė gėda. Ir aš pamačiau, kad mūsų ranga iš tikrųjų yra visa psichologija, visas supratimas apie tai yra labai iškrypęs. Nuo tarybinių laikų atsinešę mes tokių iliuzijų esam. Ir aš pradėjau tai tyrinėti ir pradėjau dirbti tada ekspertinį darbą ir iki šiol aš tiesiog ekspertuoju, konsultuoju ir taip toliau.
Kiek teko susidurti su rąstinių namų statyba? Taip, teko susidurti ir kadangi aš dabar jau žiūriu, kaip išsaugoti šilumą, aš tada matau, kur didžiausios problemos šitame yra, kaip tie namai gyvena, ir kaip reikėtų juos tvarkyti, užsandarinti ir taip toliau. Tai šitoj vietoj galiu Jums tikrai detaliai patart, kaip tą padaroma. Ir su orui laidžiom medžiagom, kaip šiltinama yra tokiom kaip akmens mineralinės vatos. Tai yra labai sudėtingas konstruktyvas, nors mums įteigė, kad tai yra pats paprasčiausias, lengviausias, iš tikrųjų tai be ne pats sudėtingiausias šiltinimas iš vis statyboje, nes jis surištas su labai didelėm rizikom, ypatingai su mediniais namais. Kai padarom neteisingai, nesandariai, kondensatų galimybių neįvertinam, nesuprantam, kada jis gaunasi ir tada mes labai dažnai pūdom namus. Tai va šitos dalykus detaliai galiu išaiškinti pačius principus ir patart, kaip daryti, kokias medžiagas racionaliausiai naudoti ir taip toliau. Supratau. Tai va, kreipkitės, kiek galėsiu, padėsiu, o kągi dabar linkiu Jums racionalių sprendimų ir linkiu pirmiausia Jums vis tik pasidaryti diagnozę. Visada problemų sprendimas prasideda nuo diagnozės. Keistas būtų gydytojas, jeigu iš karto Jums skirtų vaistus, visiškai neišsiaiškinęs, kame priežastys ir kodėl ten viskas vyksta, o iš karto tik tai gesint simptomus. Tai ne tas sprendimas. Supratau Jūsų mintį. Gerai, ačiū labai Ačiū, už Kristina, Jūsų skirtą Jums. laiką. Gerą vakarą. Iki. Ir Jums viso. Na štai matot, diskusijoje žmonės kaip turi savo įsitikinimus, ar ne, ir jie žiūri kaip tiesiogiai, fiziškai, aš jaučiu, man ten, sakykime, šalta daugiau nuo lango ir aš galvoju, kad langas yra pagrindinė priežastis. Taip, langas yra kažkokia tai priežastis, bet jeigu šiltas oras pabėga viršui, o tada įtraukiamas yra per nesandarius langus, tai jeigu viršui nesutvarkysit, o langą užsandarinsit, tai tą patį debetą, kuris pabėga viršui, turės kompensuoti kitos skylės, kiti nesandarumai. Pradės traukti per rozetės, per durų apačias, per ką tik norit, bet oras turės įeiti. Ir mes neišspręsim problemos, nuostoliai bus tokie patys, tik tai per kitus galus. Todėl pirmiausiai priežastis surast, kur daugiausiai šilumos pabėga. Nu, ir tai žmogui dažnai būna naujiena už tai, kad jam niekas to dalyko nepaaiškino. Tiesiog tai reikia šiek tiek nukreipti dėmesį ir vos pasukti mąstymą žmogaus pagal elementarius buitinius fizikos dėsnius. Štai ir viskas. Ačiū, kad tai išgirdot.